Sveiki, išnagrinėkime briaunainius. Paveikslėlyje yra nubrėžta stačioji trikampė prizmė. Prisiminkime, kaip skaičiuoti stačiosios trikampės prizmės tūrį, o jis yra randamas. Pagrindo plotas padauginamas iš aukštinės. Štai čia yra nubrėžta išklotinė mūsų prizmės, tai yra du pagrindai ir šoninis paviršius. Ir matome, kad paviršiaus ploto radimui reikės surasti šoninį paviršių ir pridėti du pagrindus. Štai čia ir parašyta. Dabar išspręskime užduotį, kur sako, kad stačiosios prizmės pagrindas yra status trikampis. Štai čia pas mus yra statu, kurio įžambinė yra 4 šaknys iš 3. Parašau, 4 šaknys iš 3 yra įžambinė, o vienas kampas yra 30 laipsnių kampas. Pažymėjau, kad štai šis kampas yra 30 laipsnių. Prizmės aukštinė yra lygi 8. Parašau, kad h yra 8. Prašo apskaičiuoti prizmės paviršiaus plotą ir tūrį. Norint surasti paviršiaus plotą, mums reikia rasti pagrindo plotą. Todėl, nagrinėjant trikampį A, B, C, kuris yra status, ir žinodami, kad tame trikampyje kampas C yra 30 laipsnių kampas, galime pasakyti, kad statinis AB bus pusė įžambinės, tai yra 2 šaknys iš 3 ilgio. O kokio ilgio yra BC, surasime pritaikę Pitagoro teoremą. Tai yra 4 šaknis iš 3 pakeliu kvadratu bus 16 kart 3 ir atimsiu 2 šaknis iš 3 pakėlus kvadratu, tai yra 4 kart 3. O tai yra 6. Todėl mūsų pagrindo plotas bus statinio sandaugos pusėj. AB statinis kart BC statinis. Įsistatau tai, ką gavau ir belieka mums sudauginti. Gauname, kad tai yra 6 šaknys iš 3 kvadratinių matavimo vienetų. Dabar suraskime šoninio paviršiaus plotą. Šoninio paviršiaus plotas yra pagrindo perimetras, o tai yra 6 plus 4 šaknys iš 3 plus 2 šaknys iš 2 ir visą šį perimetrą reikės padauginti iš aukštinės h, o tai yra 8. Gauname, kad tai yra 6 plus 6 šaknys iš 3, čia turėjo būti 3, pataisau, kart 8. Suskaičiavus gaunam 48, padaugintas iš 1 plus šaknies iš 3. Tai čia yra mūsų šoninio paviršiaus plotas. Būtų kvadratiniai matavimo vienetai. O kokiogi dydžio yra tūris? Norint rasti tūrį, mes turime pagrindo plotą padauginti iš aukštinės. Pagrindo plotą mes turim suskaičiavę yra 6 šaknys iš 3, belieka padauginti iš 8. Ir gauname 48 šaknis iš 3 kubinių matavimo vienetų. Parašykite matavimo vienetus. Išnagrinėkime statųjį gretasienį. Yra žinoma, kad pagrindo kraštinių ilgiai yra 5 ir 5 šaknys iš 3, o kampas tarp jų yra 30 laipsnių. Mažesnioji gretasienio įstrižainė žinau, kad bus B1D. Ir jinai, sako, yra
7 ilgio. Net nurodo, kad naudodamiesi kosinusų teorema, parodykite, kad pagrindo įstrižainės BD ilgis yra 5. Iš tikro, aš ir pati turiu suprasti, kad jei trikampis BAD nėra status, tai tikrai turėsiu taikyti kosinusų teoremą, tam, kad rasčiau kraštinės BD ilgį. Ir žinau, kad kraštinės kvadratas bus kitų kraštinių kvadratų suma minus dviguba tų kraštinių sandauga padauginta iš kosinuso kampo tarp jų. Suskaičiuokime, kiekgi tai yra. 25 plus 25 kart 3 yra 75 minus 10 kart 5 50 šaknų iš 3, o kosinusas 30 laipsnių yra šaknis iš 3 dalintas iš dvejeto. Gauname, kad mūsų BD kvadratu bus 25 plus 75 ir atimti susiprastinam. Gaunam 25 kart 3 ir tai yra 25. Todėl mūsų BD ilgis tikrai yra 5 cm ilgio, ne centimetrų matavimo vienetų tam tikrų. Antroji dalis mūsų prašo. Apskaičiuokite stačiojo gretasienio šoninės briaunos ilgį, tai yra gretasienio aukštinės ilgį ir šoninių sienų plotus. Antrojoje dalyje aš nagrinėsiu trikampį B1BD, kuris yra status, nes BD ir B1B yra statmeni vienas kitam, todėl kad B1B buvo statmena pagrindui, todėl statmena ir bet kuriai tiesiai esančiai toje plokštumoje. Ir mes, norėdami surasti, kokio ilgio yra B1, galėsime pritaikyti Pitagoro teoremą. Žinome, kad B1D yra 7 ilgio, 7 kvadratu rašau, minus BD kvadratu, tai yra 5 kvadratu. Apskaičiavus gauname 7 kvadratu yra 49, atimsime 5 kvadratą 25 ir ištraukus šaknį gausime, kad tai yra 2 šaknys iš 6 ilgio. Dabar suraskime šoninių sienų plotus. Norint rasti sienos A1, D1D plotą, kuris taip pat yra ir plotas. Pasižiūrėkite. B1C1C, man reikės 5 šaknis iš 3 padauginti iš gauto mūsų B1. Tai yra 2 šaknų iš 3. Taip ir parašau. 5 šaknis iš 3 dauginu iš 2 šaknų iš 6, o tai bus 10 kart 3, o po šaknim liks 2. Tai yra 30 šaknų iš 2. Dabar galite ir savarankiškai rasti kitos sienos plotą. Tai yra, jums reikės dabar 5 padauginti iš 2 šaknų iš 6. Ir tai bus 10 šaknų iš 6. Dabar apskaičiuokime, prašo, stačiojo gretasienio pagrindų plotus. Norint rasti pagrindo plotą ABCD lygiagretainio, mes pritaikysime formulę, kuri yra
lygiagretainio ploto skaičiavimui SABCD yra kraštinių sandauga, tai būtų AB padauginta iš AD ir padauginta iš sinuso kampo tarp jų, o kampas buvo 30 laipsnių. Prisiminkime, mūsų AB buvo 5, AD buvo 5 šaknys iš 3, įsirašykime ir turėsime 5 kart 5 šaknys iš 3, o sinusas 30 laipsnių yra 1/2. Todėl mūsų atsakymas bus 25 šaknys iš 3 padalintos iš 2 kvadratinių matavimo vienetų. Ketvirtojoje dalelėje prašo apskaičiuoti stačiojo gretasienio paviršiaus plotą ir tūrį. Žinome, kad paviršiaus ploto radimui man reikėtų surasti šoninio paviršiaus plotą ir pridėti 2 pagrindų plotus. Šoninis paviršius bus apskaičiuojamas pagrindo perimetras padaugintas iš aukštinės H, o pagrindo plotą mes jau turim suradę. Todėl belieka jums tik tai įsistatyti skaičius ir suskaičiuoti. O tūrio formulė, įterpsiu šitoje vietoje, yra pagrindo plotas padaugintas iš aukštinės H. Viską turite, paskaičiuokite savarankiškai. Išnagrinėkime piramidę. Mūsų atveju jinai yra keturkampė piramidė. Tūrio formulė bus 1/3 pagrindo plotas padaugintas iš aukštinės H, o išklotinė, nubrėžta pas mus štai čia, leidžia pamatyti, kad norint surasti paviršiaus plotą, reikės suskaičiuoti visų 4 trikampių plotus, tai rasti šoninį paviršių ir pridėti 1 pagrindo plotą. Išnagrinėkime taisyklingą keturkampę piramidę. Yra pasakyta, kad šoninės briaunos ilgis yra 5 šaknys iš 3, todėl pažymėjau, kad AM, nors iš tikrųjų visos briaunos yra vienodo ilgio, yra 5 šaknys iš 3 cm ilgio. Žinome, kad pagrindo plotas yra 100, todėl iš karto galime pažymėti, kad pagrindo kraštinė A bus šaknis iš 100, tai yra 10 cm ilgio. Žiūrėkime, ko klausia. O mūsų prašo, apskaičiuokite aukštinės ilgį H. Ir sakau, mano aukštinė H yra trikampyje AOM, kuris yra status. Ir norint susirasti H, galėsime pritaikyti Pitagoro teoremą. H bus įžambinės AM kvadratas minus AO kvadratas. Bet aš nežinau, kokio ilgio yra AO. AO, jeigu aš pažymėsiu, kad tai yra X ir nagrinėsiu trikampį AOD, kuris yra status ir lygiašonis, nes taisyklinga buvo duota keturkampė piramidė, aš galėsiu pasakyti, kad OD yra taip pat X ir parašysiu, kad X kvadratu plus X kvadratu yra lygų A kvadratu. Štai ir gavome lygtį, iš kurios ir surasiu raidę X. X kvadratu yra 50, taip kad mūsų X būtų 5 šaknys iš 2 cm ilgio. Todėl mūsų H bus šaknis iš 5 šaknys iš 3 pakelta kvadratu minus 5 šaknys iš 2 pakelta kvadratu. Ir apskaičiavus gausime 5. Antroji dalis mūsų prašo rasti apotemos ilgį. Apotema tai yra šoninės sienos aukštinė.
Jei mūsų piramidė buvo taisyklinga, žinau, kad šoninė siena yra lygiašonis trikampis ir mano MN bus ne tik aukštinė, bet ir pusiaukraštinė. Uždarome į statų trikampį ir žinome, jei mūsų A buvo 10, tai ON bus 5. H mes ką tik radome taip pat 5. Antrai daliai aš nagrinėsiu trikampį MON. Jis yra status. Ir norint surasti apotemą MN, pritaikysiu Pitagoro teoremą. MN bus šaknis iš H kvadratu plus ON kvadratu. Tai bus 5 šaknys iš 2 cm ilgio. Ko prašo mūsų trečia dalis? Rasti paviršiaus plotą. Paviršiaus plotas skaičiuojamas pagal formulę. S šoninis pridėti pagrindo plotą. Šoninio paviršiaus plotas yra 4 vienodi trikampiai, o pagrindo plotas yra žinomas, yra duotas. Jis yra 100. Todėl mums reikia tik tai surasti, o kokio ploto yra trikampis. Trikampis. Nagrinėkime, pavyzdžiui, trikampį. Iš brėžinio pažiūrėkime. DMC. Mes turime DC ilgį, tai yra kraštinė A 10. Ką tik radome aukštinės MN ilgį. Todėl mūsų plotas bus 1/2 pagrindo kraštinė padauginta iš apotemos. Suprastinam ir gauname 25 šaknis iš 2. Beliko įsirašyti gautą trikampio plotą ir apskaičiuoti, kokio dydžio bus paviršiaus plotas. Jau pabaikite savarankiškai. Ir ketvirtoji mūsų dalis prašo rasti tūrį. O tūrio formulę piramidės mokame. Ji yra 1/3 S pagrindo padaugintas iš aukštinės. Visus dydžius turite, įstatykite ir suskaičiuokite, kiek tai bus. Išnagrinėkime taisyklingą keturkampę piramidę, kurios sako pagrindo kraštinė yra šaknis iš 2, o šoninė briauna pasvirusi į pagrindo plokštumą 30 laipsnių kampu. Prašo rasti piramidės tūrį. Žinau jo formulę, iš karto parašau. V lygu 1/3 S pagrindo padaugintas iš aukštinės. Ir nagrinėju. Pagrindo plotas yra lygus šaknis iš 2 pakelta kvadratu, todėl kad kvadrato plotas yra lygus kraštinės kvadratui. Norint susirasti H, aš turėsiu nagrinėti trikampį SOC, kuris yra status. Kampas C yra 30 laipsnių. Todėl, jei aš turėsiu, kokio ilgio yra OC, aš galėsiu susirasti ir SO. O mūsų SC pažymėsime raidelę X, o D yra taip pat X, nes ABCD buvo kvadratas. Ir norint rasti OC, aš nagrinėju trikampį COD
D, kuris yra status ir lygiašonis. X kvadratu plus X kvadratu yra šaknis iš dvejeto pakelta kvadratu. Gauname, kad X kvadratu yra lygus vienetui ir X yra lygus vienetui. Dabar grįžkime prie trikampio SOC ir susiraskime, kokio ilgio yra SO, tai yra mūsų aukštinė H. Statinis esantis prieš kampą 30 laipsnių sutinka su statiniu esančiu prie kampo, leidžia parašyti, kad tai yra tangentas 30 laipsnių. Todėl H bus vietoj OC įrašau vienetą, tangentas 30 laipsnių yra šaknis iš 3 dalinta iš 3 ir matome, kad mūsų H yra šaknis iš 3 padalinta iš 3 ilgio. Todėl sugrįžtame atgal ir parašome, kokį gavome piramidės tūrį. 1/3, pagrindo plotas yra 2, aukštinė yra šaknis iš 3 dalinta iš 3 ir mūsų atsakymas bus 2 šaknis iš 3 padalinta iš 9. Kadangi neturėjome matavimo vienetų duotų, mes galime parašyti, kad čia bus kubiniai matavimo vienetai. Antroji dalis prašo rasti, kokį kampą sudaro piramidės šoninė siena su jos pagrindu. Norint rasti kampą tarp dviejų sienų, aš turiu nagrinėti. Tarp dviejų plokštumų aš turiu nagrinėti, kokią bendrą briauną turi šoninė siena ir pagrindas. Tarkime, mane domina briauna DC. Tada aš turiu nubrėžti tai briaunai statmenį ir vienoje plokštumoje ir kitoje plokštumoje. Žinodama, kad trikampis ADCS yra lygiašonis, žinau, kad statmuo bus braižomas į briaunos DC vidurį, o ABCD yra kvadratas. Todėl OM bus statmuo pagrinde. Todėl mūsų ieškomas kampas yra SMO. Antrojoje dalelėje parašau reikia rasti kampą SMO. Šis kampas yra trikampyje SOM, kuris yra status, nes SO yra aukštinė mūsų piramidės ir norint rasti kampą, aš nagrinėsiu santykį OM ir SO. Tai yra statinio esančio prie kampo ir statinio esančio prieš kampą. Šis santykis yra lygus kotangentui ieškomojo kampo, pažymėsiu jį alfa. Žinome, kad mūsų OM yra pusė kraštinės, o kraštinė buvo duota šaknis iš 2, todėl rašau šaknis iš 2 dalinta iš 2 sutinka su aukštine H, o H mes apskaičiavome yra šaknis iš 3 padalinta iš 3. Dalinant apsivers ir trejetas bus skaitiklyje. Ir tai yra kotangentas alfa. Panaikinus iracionalumą, mes gauname, kad mūsų kotangentas alfa yra šaknis iš 6 padalinta iš 2. Todėl mūsų alfa atsakymai bus ark kotangentas gauto skaičiaus šaknies iš 6 dalinto iš 2. Ir išspręskime
2004 metų brandos egzamino uždavinį. Vaikam labai nepatiko žodis tetraedras. Nėra egzaminų programai parašyta, kad jums reikia mokėti lotyniškus pavadinimus. Bet nepamirškite, jis labai dažnai vartojamas, mokykliniai programai mes su tuo susipažinę ir žinote, kad tetraedras tai yra trikampė piramidė, kurios visos briaunos yra 2 ilgio. Taip yra duota. Reiškia, mes galim parašyti, kad ne tik šoninės briaunos yra 2, bet ir pagrindų briaunos yra taip pat 2 ilgio. Jei yra pasakyta, kad taškas S ir R yra atitinkamų briaunų vidurio taškai, aš galiu iš karto pažymėti, kad čia yra po vienetą ir štai čia yra taip pat po vienetą. Prašo įrodyti, kad mūsų SR yra statmena tiesiai CD. Aišku, įrodinėjimui, bet kokių taisyklių, teoremų, dar atradimui, jūs visada uždarykite į trikampį mūsų SR ir DC tieses. Ir aš dabar nagrinėsiu trikampį DSC. Kadangi mūsų trikampis ABD ir trikampis ABC yra vienodi, nes buvo tetraedras duotas sąlygoje, mes galime pasakyti, kad ir mūsų DC, DS yra tokia pati kaip ir SC. Vadinasi, mūsų trikampis DSC yra lygiašonis. Parašau šičia nes. Ir mes žinome, kad lygiašonio trikampio pusiaukraštinė, nes taip yra duota SR, pusiaukraštinė yra kartu ir aukštinė. Tai yra SR yra statmena DC, ką ir reikėjo įrodyti pirmoje dalyje. Antroje dalyje mūsų prašo apskaičiuoti, kokio ilgio yra SR. SR skaičiuosime iš trikampio SRC, kuris yra status. Ir SR bus, pritaikius Pitagoro teoremą, SC kvadratu minus RC kvadratu. Mes žinome, kad RC yra vienetas, beliko susirasti, kokio ilgio yra SC. O SC mes rasime iš trikampio CSB, kuris yra status. Ir SC, pritaikius Pitagoro teoremą, randame, kad tai yra 2 kvadratu minus 1 kvadratu, o tai yra šaknis iš 3. Įsirašome į SC vietą, pakeliame kvadratu ir gauname šioje vietoje trejetą. Iš 3 atimu 1 ir gavau, kad tai yra šaknis iš 2 ilgio. Pasižiūrite, parašote atsakymą, matavimo vienetų nebuvo duota, todėl galėčiau rašyti ilgio matavimo vienetui. Sėkmės ruošiantis egzaminam.